Seimas 2024 metų pranašystė apie atvertus dangus ir lietų virš susirinkimo Venesueloje. Taigi dabar palaiminti žmonės. Viešpats prakalbo su manim apie Dievo visagalio misiją į Venesuelą ir toje misijoje palaiminti žmonės. Yra susirinkimas, į kurį aš vykstu ir tiesiog mano buvimas tame susitikime atveria dangų. Atveria dangų, palaiminti žmonės. Ir lietus nužengia žemyn. Didingas šventosios dvasios lietus nužengia žemyn. Viešpats prakalbo su manimi apie jo misiją Venesueloje. Prisimenate, prieš dienas aš atėjau pas jūs ir pasakiau, kad Viešpats visagalis paprašė manęs pašaukti jį ateiti ir aplankyti mane susirinkime kai kur. Ir Viešpats visagalis nužengė savo tirštame savo šlovės debesyje, labai tirštame. Ir žmonės vos nepabėgo. Sakau, ir dabar, prieš 2 dienas Viešpats visagalis parodė man viename iš susirinkimų Venesueloje, kai aš pasirodysiu ten. Mano buvimas ten. Dangus atsiveria ir Dievo šlovė nužengs ir taps lietumi. Ir lietus iškris. Taigi, tai yra labai specialus metas palaiminti žmonės bažnyčios gyvenime. Taigi šiandien aš skelbiu jums palaiminti žmonės šią dieną, sekmadienį, apie 9:51 sekmadienį, 31 kovo 2024 metų. Labai rimta palaiminti žmonės. Bet yra susirinkimas, į kurį vykstu Venesueloje. Prabudimas Venesueloje. Viešpaties prabudimas Venesueloje. Venesuelos prabudimas. Ir kai atvykstu ten palaiminti žmonės, vien tik mano buvimas atveria dangų ir Dievo šlovė pavirsta į lietų. Mačiau tą aplankymą ir Viešpats prakalbo su manim iš to debesies balsu, iš to šlovės. Ir tas lietus iškrinta tokiu būdu, kaip Bometo lietus. Tie, kurie turi ausis, turi atgailauti ir nusigręžti nuo nuodėmių ir būti šventi, nes Kristus ateina. Tai yra toks didingas metas gyvenime bažnyčios. Yra Viešpaties Dievo aplankymas, kuris tuoj ateis į žemę, tuoj ištiks žemėje. Dievas tėvas ateina aplankyti žemės. Ir prašė pašaukti jį, kad jis ateitų aplankyti Kristaus bažnyčios, aplankyti savo tarnų čia žemėje. Viešpats ateina aplankyti savo pranašų čia. Mega aplankymas. Apie Dievo aplankymą. Ant žemės paviršiaus. Aš matau Dievo aplankymą ateinantį. Į vieną susirinkimų, į kurį atvykstame į Venesuelą. Mano buvimas atveria dangų. Ir Viešpats pasakė, pažvelk. Dievo šlovės stulpas pavirto į lietų. Labai šiurpą keliantis dalykas. Taigi kareivijų viešpats, Jehova Sabaot, ateina tirštame savo šlovės debesyje, aplankyti manęs.
Taigi susistojau priešais tautas ir pašaukiau jį. Kristus ateina. Visuomet būkite šventi ir visada būkite pasiruošę visą laiką, nes karalius ateina. Paruoškite kelią. Kristus grįžta.